Sakau, kad aš atvykau į skambiausiom dainom apdainuotą, tyriausiom upėm srovenančią, paslaptingais draustiniais alsuojančią, tūkstančiais gervių klykiančią ir šimtais saldžiausių mėlynių nusakstytą lekėčių žemę. Lenkiuosi lekėčiams. Sveiki, visus sveikinu su mėlynių švente. Į šitą šventę atvažiuojam 3 metai. Tarp kitko, mano komanda ten su arkliukais, tai mano apranga prisiderint prie arkliukų kaubojiško varianto. Sveiki visi, sveikinu visus lekėčių gyventojus su mėlynių fiesta. Puikiai, ačiū tau labai ir mes keliaujam arčiau komisijos. Sveikinam visus su mėlynių festivaliu. O gal apie jūsų kostiumą dar būtų galima šį veitą išgirsti? Kiek laiko ruošite šiam festivaliui? Vieną dieną nemiegojau, kitą naktį nemiegojau, pasisiuvo. O vyriški kaip jau čia išruošėt? Ar vyriškis pats savarankiškai išsiruošė? Vyriškis pats savarankiškas, kaip be ponė babonų. Reikia pasiruošti. Būtų labai įdomu išgirsti ir apie jūsų kostiumą šiek tiek informacijos. Kaipgi čia sekės pasiruošti šiam konkursui ir iš kur tokie grožiai? Šiaip tai aš atvažiavau paprasčiausiai į šventę, bet visi žmonės sakė, eik. Nu ir atėjau, nežinau kodėl, bet atėjau. Publika, ką galvojat? Ar gerai padarė? Gerai padarėt, o netrukus mes matysim, kaip jūs įvertins komisija. Sveikinu visus su gražiu mėlynių festivaliu. Prieš 6 metus pirmą kartą atvykau į čia, labai patiko ir pamačiau, kad vyksta toks nuostabus konkursas aprangos kodas mėlynių festivalis. Nutariau dalyvauti ir štai jau 5. kartą kuriu drabužius konkrečiai šiam festivaliui. Ačiū visiems, kad taip gausiai stebite. Priminsiu, kostiumo pavadinimas, kuo daugiau mėlynių, tuo smagiau. Tikrai puikiai tą atspindi. Linkėjimai visiems iš Raseinių rajono. Labai smagu. Pirmą kartą esu čia. Na, o ką apie savo tiesiog stilius, visur stilius ir tarp laumių. Ačiū jums labai. Sveiki visi. Esu paprasta, bet neprasta. Atvykau iš Pagėgių. Ačiū visiems, balsuokit. Tai mes duodam jums sąrašiuką. Gerai, tai mes tada darom taip. Komisija sako, mums šiemet labai sunku nuspręsti, kostiumai labai gražus, tai mes dabar visus dalyvius pakviesime čia, nulipti nuo scenos kartu su mūsų komisija. Scenarijų numatytas programinis punktus, pavadinimo pečiu. Atsigailai, pasisėdint, galbūt mes pavėsime, nebūšti vandens iš ką. Tikrai žiūrime, kad labai saulė šviečia ir karšta, labai Viena šitą suknelę darėt, siūvot. Tai žinoma, kas man gali padėti. Tai yra mano noras ir mano reikalas pasiruošti šventai kaip dera. Taip, žinoma, kaip viena. Čia tikra mėlynių. Aš turiu pagalbininką vyrą. Čia kanalas YouTube. Gerai. Bet jo dalis tokios techninės labiau, o kūrybinė dalis mano. Šiandien jie mūsų konkurso pirmininkė. Laura, kviečiu tave arčiau savęs. Taip pat noriu pasidžiaugti mūsų komisijos nare Lilija Glambaitė, siuvimo technologijų mokytoja ir individualių drabužių siuvėja. Lilija, kviečiam jūs taip pat. Nijolė Šapagienė, kas jau ne pirmus metus mėlynių festivalį, tikriausiai puikiai prisimenat ir Liliją, ir Nijolę. Man jos jau kaip sesės, o Nijolė Šapagienė yra taip pat individualių drabužių siuvėja ir studijos Vidodo įkūrėja. Ir Aistė Mockienė, siuvinėtos, tokia yra įmonė,
kurie kuria ir besidomi ne tik mada, bet ir holistika žmogaus gyvenime. Tai vat, mūsų graži ir ypatinga komisija ir dabar jau supratau, kad man reikės tylėti, nes pati komisija ir komisijos pirmininkė geriau žino, ką ir už ką apdovanos. Todėl kviečiu arčiau mikrofono. Tai dar kartą laba diena visiems. Džiaugiamės tokiu gausiu, mėlynais kostiumais pasidabinusių dalyvių būriu. Labai džiaugiuosi, kad jau 3 metus galiu dalyvauti šitam konkurse ir stebėti šitą mados vyksmą šitoj scenai. Labai džiaugiuosi, kad žmonės entuziastingai jungiasi prie šitos idėjos ir dalyvauja šiame konkurse, ruošiasi jam. O mes tuo tarpu visiems turime po nominaciją, nes visi verti tam tikro titulo šiandien. Taigi, pirmoji nominacija – Mėlynių magija. Ir ją mes skiriame Dianai Šližauskaitei. Tyčia truputėlį pavėjau mūsų vieną šeimą, kad matytume, kurgi ta Mėlynių magija. Nominacija Mėlynių pasaka. Šiandien atitenka Ingridai Dereškevičienei. Nominacija Mėlynių fantazija. Ir labiausiai fantaziją šiandien pasižymėjo Jurgita Išganaitienė. Labai išraiškinga nominacija ir kai pamatysit, kam jie atiteko, jūs suprasite kodėl. Miško mėlynės dvasia. Ir šiandien čia dvasia labiausiai spinduliavo Vilma Augustinavičienė. Nominacija Mėlynių festivalio stilistinis subtilumas. Šiandien atitenka Virginijai Kubilieniai. Mėlynių festivalio ekstravagancija. Turbūt nelieka niekam klausimų, kad tai turi būti Putinauskų šeimyna. Mėlynių festivalio originaliausias aksesuaras, apie kurį šį konkurso dalyviai mums labai išsamiai papasakojo. Ir tai aksesuaras, kuris kalba ne tik apie originalumą, bet ir apie tvarumą. Genovaitė Duobienė. Labai įspūdingas kostiumas ir nominacija tam kostiumui tikrai idealiai tinka. Mėlynių festivalio elegancija. Kęstutis ir Rūta Podžiukaičiai.
metus ši moteris dalyvauja šitame konkurse ir tikrai žinau, kad jam ruošiasi ilgas valandas. Mėlynių festivalio stilistinis netikėtumas atitenka Lenai Rukšnaitieniai. Lena pabėgo, kaip žinom, dirbti, taip? Perduosim apdovanojimą. Mėlynių festivalio originaliausias įvaizdis. Taip pat reikalaujantis labai daug valandų, labai daug kruopštaus rankų darbo ir ši moteris tikrai verta šios nominacijos. Daiva Ječienė. Lekiečiai kažkaip mažai plojam. Pasidžiaugim mūsų konkurso laureatais. Na ir paskutinioji nominacija, kuri, sakyčiau, labiausiai reprezentuoja šį festivalį, tai Mėlynių karalienė. Žinoma, kad yra Rima Rauktienė. Jau mėlynės tikrai prinokė. Negailėkit plojimų visiems konkurso dalyviams. Jie labai ruošiasi, labai stengiasi, kad būtų patys gražiausi ir stilingiausi. Ačiū visiems, kurie plojot, ačiū visiems, kurie dalyvavot, ačiū kolegiams už puikų darbą komisijoje ir visiems gražios šventės, viso geriausio. Bet tai dar ne viskas, dar neatsisveikinam, nes mes nenorim šiandien palikti nei vieno dirbusio be dovanų. Tai plojimai ir mūsų garbingai komisijai, komisijos pirmininkė Laura Saunorienė. Ir jums simbolinis padėkos ir gėrybių krepšelis čia iš Lekėčių miškų ir raistų. Taip pat Nijolė Šamagienė. Aistė Mackienė. Ir mūsų nuostabioji Vilija. Ačiū mūsų visiems dalyviams ir dabar gal tradicinė bendra nuotrauka, kaip galim ženkim žingsnį čia į priekį ir pasirodykim visiems lekėčiams. Dabar dėkodama už suteiktą titulą, dėkodama scenos partneriams už dalyvavimą bendrame kostiumo konkurse, dėkodama komisijai už įvertinimą, aš dabar su šituo savo karalienės drabužiu pereinu į kitą statusą. Aš pereinu dabar į žmogų, kuris tiesiog atstovaujantis tam tikrą dalimi Šakių krašto kultūrą, noriu padėkoti šventės organizatoriams už kasmetinį triūsą, už kasmetinį darbą, už kasmetinės bemiegės naktis ir įtemptas dienas, kurios praktiškai kitai šventei pradeda jau įsijungti į organizacinį ritmą nuo tos akimirkos, kai baigėsi viena šventė. Taigi šiai šventei pasibaigus, tikiu, vėl bus galvojama, kaipgi sukurti vis gražesnę, vis įdomesnę kitą šventę. Todėl aš dėkodama Lekėčių krašto žmonėm, kultūros žmonėm, ūkio žmonėm, kurie mum visiems dovanoja kasmetinę šventę. Ačiū Saulė tau už tai, kad tu dabar leidi mum džiaugtis, leidi džiaugtis šilais, leidi džiaugtis gamta, pievomis, leidi džiaugtis mum vieniems kitais. Aš noriu sceną pakviesti vieną iš organizatorių, man žadėjo niekur, Mildutę Rotomskienę. Ir ją kviečiu prie savęs dėl to, kad jinai yra viena iš organizatorių, jinai yra šventės vedėja, bet dar ir dėl to, kad jinai konkurse rūbo, kostiumo nedalyvavo. Apsisuk, Mildutė, daug kartų ratu, parodyk, koks gražus tavo rūbas. Taigi irgi mėlynė gražuolė. Aš dėkodama, Mildužė, tau, tai yra visiems, bet tavo asmenyje, noriu įteikti mažą dovanėlę, kaip padėko ženklą už tai, kad jūs tradiciją tokią užauginot. Juk visi žinom, kad nepradėjęs nežinosi, ar tradiciją pavyks užauginti. Jūs pabandėt ir jums pavyko. Aš norėčiau, kad žiūrovai, jeigu suprato mano mintį, savo aplodismentais patvirtintų, kad tradicija jau labai rimta. Ačiū, matau, kad žinot ir tikit. Mildutė, o čia tik pyragai, tradiciniai irgi Sūduvos
boba. Na, labai būtų dabar primityvų pasakyti, nuo bobos bobai, bet gal perversiu, nuo mėlynės mėlyniai. Ačiū, kad švenčiat. Ačiū, Mildute. Ačiū. Dėkoju gerbiamai Rimutei už puikius žodžius, už šiltą širdį, už tai, kad kiekvienais metais jinai mūsų konkursą tradiciškai papuošia savo išmoningai sukurtais kostiumais. Lygiai taip pat iš šalies stebėdama grožėjausi, kokie puikūs buvo visi konkursantai. Na, o dabar metas dovanas dėti į šalį ir pradėti mūsų šventę, taip svarbiausią momentą, šventės atidarymą, kuris visada prasideda iškilmingu vėliavos įnešimu. Ir jeigu pernai, užpernai ir visus 11 kartų prieš tai mes dairydavomės, kur ta vėliava, labai ilgai jos nematydavom, tai šiemet ištaisėm tas klaidas ir nesusipratimus, kai ten vėliava kažkur kamščiuose užstrigdavo, negalėdavo prakeliauti ir prajudėti. Ir šiandien vėliavą mes matom, Gintas Čekauskas, jie pasidabinės, skambant iškilmingai muzikai, žengia į mūsų Mėlynių festivalio sceną. Pasitikime aplodismentais, mūsų žvilgsniais ir žinome, palydėkime Gintą Čekauską, kad jam kelias būtų į čia, į scenos priekį, drąsus ir atviras, nes stovas jau paruoštas ir mes esam pasirengę pradėti jau 12-ąjį Mėlynių festivalį. Graži, iškilmingai nešama mūsų Lekėčių krašto vėliava. Kaip matote, simbolis yra neatsiejamas nuo miškų. Tas ženklas su lašeliu reiškia eglės sakinimą. Sakai senais laikais buvo ypatingai vertinami, na, o mūsų kraštas miškingas, tad neatsiejama simbolika esti ir mūsų vėliavos vaizdiny. Gintas Čekauskas, lydimas dviejų nuostabių damų, jos visada yra puikia kompanija ir ne tik kelyje su vėliava, bet ir tautodailės bei senųjų amatų kiemelyje. Šie žmonės neatsitiktinai yra parinkti nešti vėliavai. Jie neša garbingą tradicijos vėliavą, kuri... Visus kartus būtent 2 metai šią vėliavą. Žmogus visu savo būtų yra Mėlynių festivalis, pats tikriausias simbolis. Taip ir Mėlynių festivalio ir mūsų krašto pasididžiavimas, nes tai yra Šakių krašto ambasadorius, daug nuopelnų pelnęs savo veiklą, savo amatų puoselėjimo. Dėl to mes ir norime, kad ne šiaip kas vėliavą neštų, o tas žmogus, kuris yra mūsų bendruomenės labai svarbi dalis. Štai vėliava jau scenoje, prašysime gerbėmieji jūsų plojimų, kad tas momentas turėtų savo iškilmingumą. Na ką, ir gal mes galim pakviesti mūsų vėliavnešės ir vėliavnešį čia arčiau ir tradiciškai gal galim suskaičiuoti nuo 3 iki 1 ir tą festivalį atidaryti, juk kas tą padarys, jeigu ne mes visi, ar ne? Publika, ar jūs pasiruošus? Man atrodo, čia tik tais prieki 2 eilės. Dabar kreipiuosi į visus tuos suolus, kas čia sėdi. Ar pasiruošėte daryti festivalį? Gerai, o dabar labai svarbu. Ar ten tie, kurie po skėčiais švyturio nealkoholinio sėdit, ar jūs pasiruošę? Pakelkit bokalą į viršų. Ne bokalą, bet bent jau rankas pakėlė. Gerai, tuomet. 3, 2, 1. Skelbėm festivalį atidarytą! Ačiū mūsų šauniesiems žmonėms, ačiū tau, Milda, ačiū visiems, kurie festivalį atidarė. Bet jis taip atidarytas, juk turėjo įsibėgėti, ar ne, pasiekti savo kulminaciją. O dabar metas kitam atidarimui, kuris yra be galo svarbus momentas mums visiems lekėtiškiams. Štai čia, mano dešinėje, žvilgtelkite gražiausią sporto aikštelę. Ir norėtume kviesti mūsų lekėčių gerbiamą seniūną, Ričardą Krikštolaitį, Šakių rajono savivaldybės merą Raimondą Januševičių, Panemunių mokyklos daugiafunkcio centro direktorę Liliją Liutvinienę prie aikštelės perkirpti simbolinę juostelę ir mes turėsime tai, apie ką daug metų svajojome.
Išties, susirūdamas kalbėjomės, kad bene 40 mečiai tiek laiko tarnavo senoji aikštelės danga, senieji krepšiai, aišku, ten tinkleliai buvo keičiami, patys krepšio lankai buvo daug kartų pinami, krepšininkų kartų čia užaugo ir štai atėjo tas momentas, kai lekiečiai šiandien jau turėjo pirmąjį aikštelės atidarymo progą turnyrą, būtent dedikuotą šiam 12-ajam Mėlynių festivaliui. Nes čia ne tik šventės, čia ne tik koncertai, čia ne tik edukacijos, ne tik pramogos, ne tik medžiai, ne tik mėlynės. Visada Mėlynių festivaliui lydi ir sportas. Kuri yra į dešinę nuo scenos, šalimais Šuniukai. Pirmą kartą darė?